Jei ką žinok, aš dirbu nuo pačio ryto. Ir yra šiandien, birželio 27 dieną. Jo, dirbu iš tikrųjų, tas kritimas šiandien toks. Tai krenta, tai ne, bet kai iškrenta, šiaip iškrenta tokie riebus užsakymai iš karto. 5 euriukai tunkšt, 4 euriukai tun. Man tinka. Man tinka, žinok, man super. Bet jeigu krenta po 2,20, 2 šiam, dar tokį dieną, kai šiandien yra plus 27, nu, jūs baigėte juokauti jau tada. Tai va, o šiaip ką tik dabar iškrito užsakymas dvigubas už 11 eurų su kapeikom. Įmetu tau parodyt. Tai ką tu galvoji? Normaliai čia? Nu, kas liečia sugrupuotus užsakymus, tai tikrai gavom rekordinį. Vau. Nu, žiūrėsim, čia taip ir judės. Bet buvo 20 kilų važiuoti. Oi, nu savo. Nu, įdomiai čia. Kur čia reikės vežti? Tai lėkiu to pirmo užsakymo dabar paimti ir nudaužysim tą sugrupuotą. Nu, jeigu taip judės čia viskas, tai iš tikrųjų, vau, užsidarysim mes tą mėnesį čia gan neblogai. Keista vėl, ta prasme, karšta laukia, turėtumėt šeštadienis, karšta laukia. Turėtumėt jūs gulėti kur nors ten pleže ir degintis. Ne, jūs pirmo eilį norit pavalgyti gerai. Na, okei. Man tai tinka, kai jūs taip mastot. Žodžiu, tas dėdė čia kur yra, prikalęs. Ants jau čia bando pakilti, nežinau kiek laiko. Anam niekaip neišėna, jis yra ant tiek prikalęs, ant tiek čia vartaliojas. Jis žad su dviračiu važiuoti. Gal geriau tegul ant eina išsiblaivyti. Yra dabar 7 ir aš turiu tik 60 eurų. Jeigu tokiu tempu judėsim, mes neužbaigsim normaliai tą mėnesį. Bet viskas bus gerai. Ants vis dar čia tebeguli išsižergęs vis. Aš žinau, kad viskas bus gerai. Aš tiesiog jaučiu, kad viskas bus gerai. Hello, my friend. Šiaip rami diena, vėl nėra jokių nesąmonių. Aš nežinau, gal žmonės, kai gauna saulės, ramesni būna biški. Nepaslenka eiti nei į konfliktus, nei dar kažką. Turėtų būti atvirkščiai pagal mane. Turim tokį eismo dalyvį šitais, jeigu aiškiai matot, po kairė yra dviračių takas. Biški turėtų užvirti tą kopūstynę galvoj ir turėtų čia vykti vėjai. Šiaip ką žinau, man tai džiugu, ramu. Tik biški eurų mažai kažkaip, nežinau. Tikrai mažai. Tikrai mažai. 7 val. 60. Nėra gerai. Tokie krenta dabar po 2,7 € už 3,8 kilus. Nėra visiškai pasirinkimo ką vežti. Silpnai su užsakymais dabar. Nu, reikia kažką išvargti. Tikslas mažiausiai kaip visą laiką 7,5 kokius bent jau susirinkti. Ir užsidaryti dieną. Silpnokai. Šiaip pradžioj visai judėjo neblogai. Dabar vėl sakau, persiverti viskas į kitą pusę. Na, ką žinau, porą valandų tiek aš dar padaužysiu. Pažiūrėsim, ką čia surinkti. 7, 8. O gal nutiks koks stebuklas, 100 iššausiu. Neiššausiu šiandien, tikrai ne. Jau galvojau, kad viskas, praradau potencialą šiandien be uždirbti ką nors. Kokią gerą valandą sėdėjau be darbo visiškai. Ir padavė McDonald'ą už 5 eurus. Tikrai tą išsivešiu dar. Dabar turiu tik 7 eurus. Nebėra uždarbio iš vis šitą Woltį. Vežiau šį vieną užsakymą už grynus pinigus ir galite atspėti.
reikėjo ten sumokėti 29 eurus ir 1 centą. Tai gavau arbatos ar ne? Sumokėjo 29 eurus ir 5 centus. Nu, tai 4 centai arbatos. Ar užsirašysimės jos? Gal tiek to. Prasivežiau tą McDonald'ą ir daugiau man niekas čia realiai nebeiškrito. Ką aš žinau, mąstau važiuoti link namų. Tai tą McDonald'ą prasivežiau už 5 eurus ir viskas, daugiau niekas neiškrito. Žiauriai čia viskas taip, va. Tai krenta, tai ne. Ką žinau, vienu žodžiu viskas ok. Šiandien aš esu surinkęs 77 eurus bendrai. Per Voltą pasižiūriu, turiu 60 eurų 4 centus. Per žalį į Boltą 17 eurų 35. Žodžiu. Bendroj kasui turiu 2247 ir aš paskaičiavau, kad norint man surinkti 2500, tai man reikia dabar per likusias 3 dienas rinkti į dieną po 84 eurus. Nu tai reikia kažkaip rinkti, vadinasi rytoj atsikelsim ir reikia rinkti. Viskas ok. Viskas čia bus ok. Kažkokiu būdu surinksiu tą, ką man reikia. Ką tik išmiegojau, ką tik susiruošiau, ką tik įlipau į mašiną ir iš karto išlėkiau. Yra dabar be 50. Šiaip miegojau žiauriai tragiškai, buvo baisiai karšta. Bet aš įlipau į mašiną, nesuprantu, mašina buvo realiai visą laiką pavėsiai. 27 laipsniai. Nu nežinau, įdomiai čia. Ir atsimenu, kai draugas sakė, kad čia tu pirmadienį pamatysi bus 32, tai čia jau pirmadienio nebereikia, nes aš žiūrėjau šiandien kokius praneša orus, tai šiandien pranešė 32 sekmadienį. Nu okei, šį vakar man dar paliko arbatos, tai dar 2 eurai nutirpo tūkšt. Tai vis mažėja ta reikalinga suma susirinkti ir uždaryti tą visą čelenčiuką. Ką žinau, dabar pasižiūrėjau, kad per dieną turiu rinkti apie 83,6. Įmanoma. Turėtumėm surinkti. Sveiki, kurjeris, atrodo čia kaip pas jūs prie durų jau. Jo, čia kur kilimėlis, ne su šuniuku, hello. Ok. Veiksmas vyksta konkrečiai jau. Sekmadienio rytas. Smengas. Jo. Tada gerai. Kadangi lengvas įmam, būtų sunkus, paliktumėm kolegai.
Sveiki. Prašau. $32 šiandien. Sakyk, ką nori. Gerai čia to žulytės užaugusios. Nu, reikėtų jas biškį apgenėti, bet ko gero nėra kam. Žiūrėk, ir iš karto varo. Žmonės taip gyvena. Tokiam žolėm apaugę šitais. Čia kažkas biškį apsiskauta, jau turėjo, kaip sakant, biškį garbės. Lauke turim šiaip 31 laipsnį. Aš visiškai pilnai iškepęs ir išviręs dar nesu, bet laikaus normaliai. Šiaip yra išvežta 4 užsakymai ir kasa bendrai yra kažkur apie 20 eurų. Pirmas aukštas bus kaip gerai. Tokia karšta diena nesinori lakstyti po 5 aukštus. Nu, bet reikėtų ir lakstytumėm. Taip, prašau. Visa. $32 laipsniai jau. Šiaip, pažiūrėk, kiek dulkių pas manęs mašinai. Nu, žiauriai jau reikia daryti čia tvarką. Aš šiaip galvojau, kad bus baisiau, bet... Nežinau, stengiasi kuo greičiau nueit paimti užsakymą, greičiau pareiti mašiną ir nelaikyti jos užgesintą, žinai, kuo ilgiau. Kad neprikaistų. Nežinau, greit nueini, paėmi, parsineši čiukšt, vėl greit užsikuri, varai. Mašinai tai čia iš vis kondiškai gerai veikia, nėra jokių problemų. Šiaip galvojau, trim2 bus žiaurų, bet iš tikrųjų viskas čia normaliai. Praktiškai vos ne tas pats, kas 2.5, 2.7. Aiškus, jeigu reikėtų ant lauko dirbti su kokiu dviratuku, ar paspirtuku, ar su riedučiais, ar su pačiūžom, nu tada jo, būtų biški sudėtingiau. Tada jo, ta temperatūra darytų savo jau. Būtų skirtumas ar 25, ar 28, ar 32. Aha. Turi būti 27 alaus. Nu, įdomu, kaip čia bus. Kaip? Būtumėt palaukęs, būtumėt pasiėmęs abu. Ne, aš tą vieną išvežiau iš krito po to. Jo. Nėra tai baisiai, kaip atrodė. Nes per 3 maišus protingai sukrovė. Bent jau kol kas atrodo, kol neplyšo. Gali nešti. Nėra tai baisiai ir tam laukia iš tikrųjų, tol kol tu nebūni čia daugiau nei 2 minutės. 32, 33 laipsniai. Nu, čia ta temperatūra auga realiai kas valandą. Jau biški kyla ir baimė.
Ar pavyks čia dirbti dar toliau su tokiais karščiais? Darosi pavojinga jau. Šiaip ką žinau, nėra taip baisiai kaip atrodė. Dabar rodo pas manęs 34 laipsnius. Skamba žiauriai, bet kai kondiškė gerai veikia, mašinai šiaip nėra jokių problemų. Ką, stengiasi tiesiog, gauni užsakymą greitai, nemiegot. Eini greitai į tą šopą, į restoraną, dar kažkur paimi tą užsakymą ir neši klientui. Atnešiai, atidavėjai, irgi stengiasi nemiegot. Greičiau varai tą mašiną, užsikuri, ką vėl šaldytų. Tai kaip ir nėra kažkokių didelių problemų dėl to. Aišku, kai mano mašina yra tamsi, jinai linkus labai greitai vėl prikaist. Tai reikia nemiegot, reikia greičiau judėti. Visą dieną pagrindė juda, žinokit, alus ir šnapšė. Alus, šnapšė. Nu, alus yra prioritetas šiandien numeris 1. Jo, vienu žodžiu. Alkoholis labiausiai juda, bet aš nežinau, 34 laipsniai ir tipo kažkam yra smagu čia pilti save. Pavyzdžiui, vežiau ne vieną bonkę šnapšės. Baltą, viskis, paskui žalias 9 kažkam. Kažkam šiaip plečkelę vežiau. Nu, turbūt kitiem taip čia padeda atsigaivinti, nežinau. Biški liūdna man tai, kad aš prieš tai, kai turėdavau kitas mašinas, irgi vežiodavau užsakymą. Aš nuvarydavau pas elektriką, kai jis man įstatytų signalizacijos tokį pultelį, žinai, užrakinimą su raktu tukštą. Ir prašydavau, kad būtent suprogramuotų viską padarytų taip, kad aš galėčiau užrakinti tą mašiną, kai jinai yra užkurta. Tai kai žiemą yra, dėkim, šalta, aš palikdavau, kad jinai būtų šilta, negesinti, kad neatvėstų tiesiog. O vasarą, kad neprikaistų. Tai ir ypač žiūriu, kad tas dalykas yra reikalingas, kai laukia, kai mašina yra tamsi ir kai laukia yra labai karšta. Žinokit, labai greitai jinai vėl prikaista, kai užgesini ir nueini. Tai gaila, kad neturiu už to pultelio pasidaręs. Galvoju, čia tokios tos vasaros tėra, tai čia dzin. Na ir aišku, užgaudžiau už tais 34 laipsnius dabar. Tai jo, dėl to biški gaila, kad pultelio neturiu. Bet nu gal čia žiauriai taip nekaitins ilgai. Šiaip žiauriai praversdavo, žinokit, ypač žiemą, kai būdavo fainiai. Šalta laukia, neši tą užsakymą. Laukia koks -15, neši tą užsakymą, šalta, pareini mašiną šiltą. Dirba varikliukas, šiltą orą pučia. Žiauriai fainiai. Nu ir aiškus dabar būtų fainiai. Bet jau žinau, kad kuo greičiau reikia judėti, kad neprikaistų tą mašiną iš naujo. Dirbam! Ką žinau? Dabar yra, žinai kiek? Po 3:20 ir aš turiu... Toj greita matematika. Aha. 50 eurų. Kaip eilinė darbo diena. Neduoda nieko daugiau uždirbti. Kodėl mūsų taip nevertina nieks? Kas svarbiausia, arbatos turiu per visą dieną. 0. Šiaur. Šiaip jo, jaučias mieste, kad biški yra toks karštis. Išėjo man čia jau kokie 3 šiandien į gatvę, va taip vidurį, kokie seniukai perkaitė. Net nesižiūrėdami šonus, kiaurai taip tuš. Reikia būti jau čia pačiam atidžiam, kad nebūtų vėjų. Reikia važiavo toks seniuks irgi su Priusu antru. Mačiau, Bolt litukės apsikliavęs, jau pavėžėjęs greičiausiai. Važiavus į kelią. Rajone čia. Važiavo, viskas normaliai. Tik tai staigiai ant PEM važiuodamas į Kaladės vūkt, sustoju iš karto. Iš galo važiavau, laikiaus kažkokią atstovą, bet šiaip sekundę būčiau ne ten ir būčiau jam viskas iš karto, momentaliai. Nes jis į Kaladės sustūmė tiesiog. Kas jam buvo, kas jam nutiko. Karštis tiesiog.
visi čia šiandien yra tokie neprognozuojami. Šiaip galvoju, gal reikėtų važiuoti namus pavalgyti, nes reikia biškį ir energiją palaikyti, kad paskui neprisižaisti. Kažkaip šiandien tik vieną užsakymą gavau nešti 5 aukštą, visi kiti buvo 1 aukštai. Šiaip gerai sukrito. Geras, wow. Žodžiu, pavalgiau, pasistiprinau, pailsėjau, išlėkiau vėl dirbti, galvoju, kaip čia laukia ta temperatūra, kokia čia bebus. Tai tokia pati, plius 34. Wow, galvoju. Nu ką, nieko, išvariau. Šiaip kokį gerą pusvalandį niekas nekrito. Bet paskui pagavau šteismą Hesburgerių 6 eurų su viršum. Išsivežiau į rajoną. Ir laukiu, gal kažkas kitas iškris. Žodžiu, už 2 eurus 80, o Voltas padavė virš 4 kilų važiuoti. Lauki plius 34, 2 eurai 8 už 4 kilus. Wow, aiškus neėmiau. Nu žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Bet realiai vėjukas yra jau prieš pat galą. Jaučiu ir girti tą tokį. Visas video toks ir bus. Kitaip neįmanoma dirbti. Įdomi. Šiaip po biškį jau man ir tas rankas jau taip nori perštėti ir kojas. Aš jaučiu būsiu biškį įdegęs. Gal reikėjo apsitepti tokiais vėjais. Ai, nežinau. Gerai ir dirbau. Sveiki. Taip, šo. Visa? Plius 34. Nusiploviau mašiną, rodo 25 laipsniai, kad beliko. Na, bet aš jaučiu, kad čia labai greitai vėl sukils viskas iki 34. 26. Nu, ilgai lauk nereikėjo. 30 jau. Buvau Rimekę. Prisipirkau biškį ledų. Nežinau, čia gerai padariau ar ne. O aš šiaip savo normą surinkau jau, turiu apie 84 eurus, ten iš tikrųjų 83,5, o turiu surinkti per tas likusias 3 dienas po 83,6. Nu tai dėl to 0,001 ar kiek čia gaunas. Gal tiek to? Gal kažkaip rytoj surinksim? Šiaip jaučias biški, kad diena yra kitokia. Šiaip aš iš vis galvoju, aš kada nors esu dirbęs, kai laukia taip kaitino ar ne. Jaučiu, kad aiškus voltinis ar esu prie tokios temperatūros. Galvoju, kad gal, žinokit, nelabai. 6 metai ir pirmą kartą per tokius karščius voltinam. Ir kaip ir. Nėra normalios pozicijos, kur galėčiau
pasisukti, kad saulė nespigintų į zubus, į galvą, į kaktą, į akis. Tai žodžiu, reikia greitai suktis, nes dar turiu ledus čia, kad neištirptų. Nenorėjau užbaiginėti šito video laukia, nes ne pati fainiausia vieta, kur dabar noriu būti. Tai žodžiu, greitai. Voltas 36,39 centai. Boltas žalias 47,26 centai. Kaip matėt, per abi programėlės nei 1 euro arbatos. Tai dėkoju jums už jūsų gerumą. Birželio mėnesis Voltas 1353,89 centai. Ir mėnesis žalias Boltas 966,91. Šiaip pastebėjau, kad įvertinimas mano nukrita iš 100% 98. Nu čia dabar. Tai mėly mano draugai. Tai bendra kasa 2320 ir reikia dadėti arbatą į rankas, kurią esam gavę. Nueina savo 2333,3. Ok. Nu tai taip ir gaunas po 84 eurus reikia rinkti ryt ir poryt ir užsidarysim tvarkingai viską. Tai ką, šiaip jo, įdomi yra, aiškus, neįmanoma kitaip, jeigu užsidaryti normaliai tą mėnesio, kaip su tokiais prikolais, kai laukia plus 3-4. Žiūrėsim, kas ryt bus. Jei ryt bus plus kokie 3-6-3-8, nežinau, čia bus įmanoma dirbti. Nu, bet mes bandysim. Reikia kažkaip kažką. Kažkaip tai reikia dabaigti tą mėnesį. Ką žinau, ačiū jeigu pažiūrėjote tą video, ačiū jeigu žiūrit. Aiškus, noriu dar ir padėkoti už arbatą, kur palikot šiandien man. Ačiū, kad įvertinat sunkų darbą. O šiaip, ką žinau, susitiksim trečiadienį. Paskutinis bus video šito challenge'o. Super. Iki.